Dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tu susijungsi su savo pasąmone. Pažiūrėsi, kur tavo pasąmonė tave nuves. 3, 2, 1. Ar girdi mane? Girdžiu, prieš tai geriau girdėjau, bet dabar taip kaip iš toliau girdžiu. Kaip čia taip įdomi, aš dabar prisidedu mikrofoną arčiau. Dabar gerai girdžiu, labai gerai. Gerai. Išjausk savo kūną. Ar kažkokios yra sensacijos, kažkokie pojūčiai, energijos. Gal kažkur šilta, gal kažkur šalta. O gal ką nors matai, gal kokie nors vaizdiniai ateina. Kūnas atrodo visas lengva. Barzda šąla kažkaip atrodo. Bet kai skaičiavom nuo 10 iki 1, kai skaičiavai, pradėjo eiti man mintis tokios kaip prisiminimas Lemūriją, kad apie Lemūriją paanalizuoti. Gerai. Gal dėl to, kad skaitau knygą apie tai. Gerai. Ir man pradėjo tokie pastatai dideli, tokie nuostabaus grožio. Ir tada tokia vėl tamsa užeina. Gerai, dabar mes visų pirma prasimušime erdvę, sukoncentruok savo centre, savo ašį ar kristalę, energiją, tiesiog savyje. Ir ją pliūpsniais ar bombom ar laseriais, kaip tik sugalvosi, leisk į visas puses iš savo centro ir tiesiog per visą savo erdvę nušluoji su ta šviesa visą negatyvą, visas tamsias būtybės, visus tau įstatytus aparatus, kas tik tais gali būti dabar užsidėję. Tiesiog sukaupi savyje ir paleidi visas puses. 3, 2, 1. Toksai dvigubas jausmas atrodo, kaip ir galiu tai padaryti ir net matau savo kūną šviesų. Bet tuo pačiu atrodo iš nugaros, o ten, kur skrandis, atrodo tokia kaip lentelė, plokštelė jaučiu. Kad ji net šoksta nuo manęs. Gerai, einam, apžiūrim tą. Tai jo, gali būti, kad tas ir yra. Apžiūrim tą plokštelę, pasidalink į 2 dalis. Viena tu stovi, tenais kaip savo kūne, kita užeina už nugaros pasižiūrėti, kas ten per plokštelę. Tokia kaip metalinis toks uždėtas. Pabandykime atsekti, kas tau uždėjo tą plokštelę, ar koks nors interferentas. 3, 2, 1. Eina žodis pilkiai. Gerai. Ir iškart laboratorija kažkodėl žodis eina. Tai gerai, skrendam iškart į tą laboratoriją, kur tau uždėjo tą plokštelę, arba gal tu ten net joje ir dabar guli. 3, 2, 1. Tu ten atsiradai. Taip, ir aš matau tokią juodą šlanką net pajungtą per tą plokštelę. Prie tokio kaip kompiuterio. Tai dabar aš manau jau gali. Ar patyrinėt? Galim patyrinėt, ką tau daro ta plokštelė, ar kažkokia energija nuo tavęs nusiurbia, ar daro įtaką tavo skrandžiui, kažką ten išbalansuoja, gal koks organas atimtas. Daro įtaką visam kūnui ir fiziniam kūnui, ląstelės lygmenį.
matau, kad tokia prie jų kompiuterio pajungta kaip žali, tokia kaip skaičiukai juoda su žalia eina. Aha. Kažkokia kaip nuskaito kažką tai ten. Kažką čia jie analizuoja, tyria. Tyrinėja turbūt kūną. O tas poveikis kaip pasireiškia? Pažiūrėk, kaip tas poveikis pasireiškia tavo kūne, ką tau sukelia. Atėjo žodis iškart skausmas. Skausmas sukelia, ne? Visam kūne ar kažkokioj konkrečioj daly? Skrandis, pilvas, va čia va šita, va krūtinės dalis, va šita dalis. Gal ten kažkokį tą pH sukelia labai rūgštų ar dar kažką? Ir kažkodėl iškart man matau kontraktas kažkoks. Tai jo, dėl to ir nenusimušė. Tai dabar tau atskrenda, tau prieš akis atsistojo visi kontraktai susiję su šia laboratorija ir visais pajungimais šioje laboratorijai per visas dimensijas, visas laiko juostas, visas egzistencijas, visas plotį. Čia jų labai daug. Matomi ir nematomi atsistoja prieš tave. Tai gerai, tegul visiems liepka atsistoti, visiems kontraktam, visom kopijom, kur tik egzistuoja per visą visatą. 3, 2, 1. Aš matau tokia kaip armija, jie tokie su metaliniais šalmais, tokia pat, kaip man, kad prisekta prie nugaros. Ir tokia atrodo jų kaip visa eilė, kaip išsirikiavus. Ir kiekvienas turi kaip rankų kontraktus. Ir aš pakilau, pasižiūrėjau, kiek čia jų yra, kad visus matyti. Aha, labai gerai. O ten tie pilkiukai ir laiko tos kontraktus? Tai gerai, dabar tu liepk jam. Išsidalinę atrodo, tokia gal kaip apgaulė nori čia man parodyti, kad... Tai jo, kad tu vienas su... Liepk jam toj pat parodyti tikrąjį vaizdą. Gali paleisti smūgį juos ir sakyk, tikrą vaizdą man dabar rodykit. Dabar tik vienas stovi. Aha, bet vis tiek iššauk visus kontraktus egzistuojančius. Visi kontraktai egzistuojantis atsistoja prieš tave. 3, 2, 1. Ir dabar juos visus anuliuoji ir gali sudeginti. Deginam tos kontraktus, mes juos naikinam, kad jie nebeegzistuotų. Nesvarbu, kiek jų ar 1 ar 100, kiek tau tik išlenda, visus ir degink. Aš save tokia šviesą matau, tokia atrodo kaip pakilusi, tokia jau tokia šviesi visa ir pasakiau, kad čia viskas anuliuojama, be mano teisės padaryti tie kontraktai, nesutinku. Aha, labai gerai, šaunuolė. Va taip. Jie kažkokį čia dar kardą turiu, tokį matau auksinį kardą, prie ko čia tas kardas. Tai čia gal tavo kardas, juk lemūrės. Ir aš nukirtau tą šlangą dabar. Labai gerai. Nukirtau šlangą ir aš tiesiog pasakiau, kad nieko čia nebėra, jokių kontraktų, kad nieko aš čia nesutinku ir niekada nesutikau, kad mane apgavo. Tikrai taip. Išsitrauk visus ten jų tos aparatus, tas plokšteles, kad ir kas būtų likę iš tavo kūne, viską trauk iš ten ir atiduok jiem, kad susirinktų. Visokius dar varžtukus, kas tik tais bus likę. Taip vaizdas greitai eina, kad aš matau, kad aš viską nusiemu, išsitraukiu, panaikinau tą kompiuterį informaciją ir viską susiurbiu kaip į baltą kamuoliuką tokį, viską transformuoju jų tą blogį, sutraukiu ir baltą šviesos energiją, kad jie prasišviestų biškį su šviesa. Kaip čia įdomiai. Aš matau. Aha. O tau ten toj šviesoje gal jau ir sunyksta ten visą tą tamsumą. Tau transformuojas vietoj juodos skylės, ne? Jinai transformuoja viską į šviesą. Jiem nepatinka, jiem atrodo, kad lydosi jų tam tos šalmai, tai viskas. O aš save matau tokia kaip šviesi, tokia net atrodo
tokia kaip tvarka čia, kai su pasididžiavimu. Nu taip, o kaip kitaip? Labai gerai. Labai gerai. Tai viską ten transformuok, visą tą laboratoriją išmetam iš tavo erdvės, kad ir kokiais tu ten būdais padarysi, ar per juodą skylę, ar per šviesos burbulą, bet išsimesk iš savo erdvės. Jie tiesiog visa laboratorija, toks net kaip kosminis laivas iš šviesos burbulą, kaip į sferą viskas Nu, va, kaip susitraukia ir viskas kaip žvaigždė krintanti išnyksta. Eina savo. Išskrido viskas. Nu gerai, tu čia pavariai. Susigydyk dabar tą nugarą. Ten, kur buvo pajungimas, pasižiūrėjo, kad neliktų žaizdų. Pamačiau prie krioklio. Aha. Prie gydančio kažkokio krioklio? Pamačiau krioklį, kad tas vanduo toksai žaliai mėlynas. Ir aš matau, kaip aš atsukus nugarą į krioklį ir kad ant nugaros man teka tas vanduo ir man gera. Aha, tau sugydo, tave regeneruoja, ne? Tai gerai. Gali nusiprausti ten po juo visą, išsiplauk, visokias ten dar, visokius gali blokus, filtrus, programas nusiplauti, visokius dar sluoksnius tau nebereikalingus, gali išsidalinti į daug plotmių ir viską plauti. Tiesiog tegul krenta, kas ne tavo. Tegul viskas krenta su to krioklio vandeniu. Kaip aš įdomiai matau, kai aš buvau toj laboratorijai, man pradėjo į pilvą dešinę pusę mausti, ar ne? Ir aš dabar jį jaučiu tą maudimą. Kaip kad gimdos pusėje dešiniai, ar ne? Ir atrodo, aš tuo pačiu metu esu prie krioklio, matau, kaip man vandenukas bėga ant manęs, save matau, bet tuo pačiu aš jaučiu tokį kaip veržimą pilvo srityje ir iš karto save matau pas kažkokius tai žiogus, kaip gali tai būti vienu metu dviejose vietose. Gali būti. Taip, gali būti, gali vienu metu būti milijonė vietų. Ta prasme, tavo kažkokia vienas kūnas yra vienoje laboratorijoje, kitas gali būti kitoje, tiesiog išskaidimas. Taip. Tai gerai, tada tu ten pabaig tą vietą susigydyti ir keliausim pas žiogus. Jau gali. Šokam tada mes pas tos žiogus, kurie ten su tavim dirba, ką tau daro, ar jie gal tavyje yra įsilendę, ar tu laboratorijai guli, identifikuojam ir skrendam ten, kur problema. 3, 2, 1. Ir mes ateina, kad laboratorija. Aha. Žiogų, Taip, ir aš tokio matau, kaip jų, kaip žiogų rankos pajungtos į mano čia kaip pilvą. Ir tokį viduj matau kaip juodą, tokį kaip kamuoliuką, kaip savo viduj, kaip jie man idėja būtų. Nu tai patyrinėjom tą kamuoliuką, gali pasižiūrėti, kas ten toks yra, ar tau ateis informacija. Jeigu nelabai aišku, gali klausti žiogo tiesiai. Matau, kad jis yra kaip kompiuterinis tas kamuoliukas. Aha. Ar ne kažkokia matrica įdėta? Ar kažkoks aparatas? Kažkoks aparatas. Ir ką jisai tau daro, analizuojam, ką jisai daro tavo kūnui, ką iš tavęs ima, kaip tau ką, ar kenkia, ar tave skenuoja. Kaip nuodą tokį iš savęs, kaip išpučia, kaip atsakyti toks. Išleidžia nuodą. Ir ką tas nuodas tada, kam jam to reikia, ar jie čia bando tavo gimdą paimti, gal jie čia nori tuos vaisinimus daryti, ar kažką visai ko kitą. Ko jie tuo siekia? Kažkaip negimda ateina šlapimo takai. Nežinau, kodėl taip įdomu.
Ir tas kamuoliukas tą veržimą tokio daro. Kad turbūt nelabai laikytų, ne? Bet taip įdomiai aš matau, bet jau man bėga vaizdas, kaip aš jau vėl į baltą sferą, pasiruošusi jau net atrodo tą kamuoliuką suvirinti su balta sfera. Tai ir gali jį Transformuoti virinti. jį į sferą, taip. Tai Ir ta balta viskas sfera, jinai tokia stipri, kad jinai degina ir aš matau, kaip iš to juodo kamuoliuko dulkės tik lieka. eina savo. Tai ir visą tą laboratoriją tada su tą sferą, ką jau čia dabar žaisti. Pažiūrėk, ar kontraktų nėra. Yra. Tai visus kontraktus per visas egzistencijas surenkam per visą visatą, kokios kopijos padarytos, atsistoja visi prieš tave ir visus deginam, naikinam, anuliuojam. Viską sudeginau. Puikiai. Ir viską išmetam iš erdvės ar transformuojam, kaip tu padarysi. Tai bus gerai. Viskas į baltą sferą. Puikiai. Viską išsisiurbiau iš savęs, kad nieko neliktų nei dulkelės. Labai gerai. Šaunu. Ir man atleido pilvą. Nu va. Kaip greitai suveikė. Geras tikrai. Dabar susigydyk irgi tą vietą su rankom arba, kaip tik sugalvosi, gali ir savo tėvį. Aš vėl prie krioklio, prie vandens savo matau, toj pačioj vietoj. Irgi gydykis, plaukis, ten prisipildyk šviesos. Tegul visi sluoksniai sugyja po tuo aparatu. Ten daug kristalų matau aplinkui. Kokį kristalą? Kristalai gyvi yra. Visokių čia kristalų yra. Pažiūrėkim, gal kur tu atsidūrei, kur čia tas kriuklys, gal planetai kažkokioj. Toks man eina jausmas, kad aš čia ne pirmą kartą ir aš čia sugrįžtu, kai man reikia atsiregeneruoti. Aha. Ir aš matau, kaip pavyzdžiui būna krantas ir akmenis. Tai čia yra kristalai visokių spalvų. Ir jie tokie, kai gyvi atrodo. Jie nėra, kaip mes matome fiziniam akim. Jie yra gyvi, jų net formos keičiasi. Vieną kartą, kai aš sugrįžtu, čia aš ne pirmą kartą esu. Man labai ta vieta žinoma. Tai gerai. Čia gal kokia, ar čia gal Lemūrija, gal čia kokia krištolinė planeta, kur tu čia nuskridus? Ar ten dar yra kitų gyvybės formų toj planetai? Kažkaip tai man čia. Kai pradėjau kalbėti toks per širdį, kaip jaudulys pradėjo eiti, ar ne? Patikrink, ar jaudulys tavo, ar primestas kažkieno kito? Primestas. Aha, kas jį primeta? Identifikuok. Reptai. Nenori, kad aš čia būčiau. Aha. O kur jie yra? Iš kur jie tau čia primeta? Čia pas tave gal jie tupi? Pas mane, bet aš matau, kad jie kaip stebi, kaip leidžia man tik tai kažkokį laiką pabūti tenai ir vėl mano dėmesį nukreipia kažkur kitur. Aha. Gerai, tada išsikviečiam tos reptus atsistoti prieš mus. Tau atsistoja prieš akis, pasirodo savo tikroji formai, tikroji išvaizdai. Tokia baisus. Nu, paprašyk kontraktų visų, su tavim pasirašytų. Parodo? Kontraktas. Viskas, naikinam kontraktą. Nežaisime su jais. Aš čia tie patys žaidimai per tos pačios. Sunaikini kontraktą ir gali juos išmesti iš savo erdvės. Kaip įdomu, kai aš pradėjau žiūrėti kontraktas, kad kontraktą matyti,
Ir Mhm. tas kontraktas atseit, kad man čia leidžia kažkiek pabūti. Arba mano vieta, kaip gyvatės pamačiau, kad bus kaip užleista gyvatė. Ir aš saugodama tą vietą, nusikreipia tas dėmesys ten, kur jiems reikia. Nu, kaip pabūnu truputėlį ir vėl sugrįžtų, ką reikia kažkur tai pagal tą kontraktą, ar ne? Kaip keistai. O Labai keistai. dar Kas čia? nusiimk, jeigu pažiūrėk, ar nėra kinukų uždėtų tau, filtrus nusiimk visus. Visus filtrus nusiemi nuo savęs, nuo savo matomumo, prasišauk kanalą, kad niekas tau įtakos nedarytų ir paleisk šviesos smūgį, tą kontraktą, tegul tau parodo tikrą vaizdą, gal jie hologramas uždėjo, gal Taip, perkreipia. tai yra holograma. Na va, dabar galim paskaityti tikrą informaciją. Viskas ten tik tai kaip kompiuterinių padaryta, dėl to aš ir jaučiau tą jausmą tokią. Ta krioklė, tą viską, tai ten ir kaip netikra. Ir tas krioklys net netikras. O iš viso, gražiausia. Gerai, naikinam kontraktą, naikinamės jį. Metam tuos reptus, ar juodą skylę, ar tą sferą savo pasileisk. Šiaip tai reikėtų gal ir tą sferą šiek tiek patikrinti. Irgi. Praskenuoti, numest nuo jos hologramas, filtrus irgi pasižiūrėti, ar jinai tikrai taip veikia, kaip atrodo. Su sfera man iš karto tokia ramybė ir tai yra mama, atėjo, kad tai yra mama. Tai gerai tada. Tai gali su tą sferą tos reptus naikinti ir visą tą erdvę suvynioti į kamuoliuką ir irgi išmesti. Nebereikalinga. Man deda kažką ant galvos, aš jaučiu, nes aš noriu daryti. Ir kai aš pradėjau daryti tą sferą, atrodo ta sfera kaip iš mano bambos srities, iš kažkur ar ne, ateina toks iš mano kūrinyje. Ir man nepavyksta ir aš bandau susisiekti per galvūgalį su savo kanalu, kad tą sferą sukurti. Ir man jaučiu, kaip kažką tai deda. Tai šauk smūgį, stiprų smūgį per galvą. Baltą tą šviesą tiesiog, ar tai kardą gali savo išsitraukti ir nukirsti, kas ten ant tavo galvos. Be jokio gailesčio. Šnai. Ir žiūrim, ar nukrenta. Viskas krenta. Kas ten reptukai, gal tie patys? Taip. Prasišauk dar smūgį per kanalą, dar vieną. Tegul tau ateina ta energija. Pavyksta? Taip, čia tokie kaip žvaigždžių, ne žvaigždžių karai, bet čia taip darbojus, kad mane. Puikiai. Pavyksta sferą sukurti. Dabar jau. Taip. Labai gerai. Ir su ta sfera viską aplinkui. Viską sugeri. Viską nušvieti. Viską aplink save nušviečiau taip, kad nieko neliktų. Labai gerai. Jau reptų nebėra. Švaru. Šiuo metu nieko nebėra ir atrodo, aš tokia dar aplinkui save apsižiūriu ir tikrai nieko nebeliko. Labai gerai. Apsižiūrėk. Gali dar paleisti nuo savęs tą tokį spindulį, nespindulį, tą smūgį spindulinį tokį visas pusės. Ir kad viskas išplauktų, kas pasislėpia. Aš dar kartą savyje visą susikuriu kamuoliuką. Labai gerai. Dar kartą viską nuo savęs nusiemu. Labai šaunu 360. puikiai. Kaip kamuoliukas, kad. Labai gerai. Labai gerai.
Matėsi, nesimatė, kažkokie juoduliukai pabėgo, iškrito. Nieko čia nebeliko, viskas čia apsišvietė. Viskas balta. Tai labai gerai. Dabar gali susigydyti, aš nežinau, gali bandyti su rankom gydytis. Jeigu turi dar kažkokią erdvę, galim į tą erdvę šokti, kur gali atsiregeneruoti, ar tai į patį absoliutą, ar tai į kokį šaltinį, į kokį džakuzį, kur tik tau norisi. Einam gydytis. 3, 2, 1. Dabar save matau kaip tarpeklis, kaip ola. Ir man čia gera, vanduo yra, bet nėra krioklio. Ir aš vėl matau kristalus aplinkui. Aha, nu tai tau ten sukūrė hologramą pagal kažką, kas tau labai artima. Tai skenuok tu dabar tą erdvę aplinkui save, kur tu čia randiesi. Ar tai yra šiaip kažkokia erdvė, ar tai yra planeta. Tai yra tarp vandens, tokios kaip uolos. Kaip čia įdomu. Na, ramiai gali man apibūdinti. Ir aš taip lengvai jaučiuosi. Taip gera labai. Dar gali, aišku, patikrinti, ar ta erdvė irgi yra tikra. Paleisti smūgį, pažiūrėti, ar ne hologramą. Ne hologramą, nes jeigu aš šviečiu savo šviesą iš bambos srities, ant tų kristalų tokias kaip vaivorykštinės, bet ne tokia kaip vaivorykštinės, bet tokios pereinamos spalvos pereina. Labai gerai. Labai gražu. Vanduo irgi yra, bet tas vanduo spalva tokia kaip kalnuose sniegas tirpsta ir tas vanduo bėga. Jis toksai baltai žydras. Man šita spalva labai, man širdžiai labai miela jinai yra. Man ir taip gyvenime ta spalva labai tokia būna, susižavėju, kai pamatau gamtoje. Ir aš ją dabar matau. Ten gali maudytis, ten gali gydytis, atsiregeneruoti tam šaltinėlyje, tam vandenuke. Tai va, kaip tavo dabar šviesos visi kūnai susigydę, atsigavę. Taip. Tai gerai. Lengvumas, taip gera. Puikiai. Galėsim mes dabar pakilti šiek tiek aukščiau, apsižiūrėti, kaip atrodo daugiau ta erdvė. Galim pasižiūrėti, kur čia tu atsiradai. Tokie, žinai, kaip per Avatarį filmą rodo, tokie tarpekliai, tokie kalnai, tarp kalnų tokie. Ir aš jaučiu, kad čia yra gyvybių tokių kaip ir fėjos, man ateina žodis. Ir elfai, ir čia yra visokios gyvybės, bet jie yra, aš matau, kad fėjos jos tokios atsargiai labai stebi mane, irgi žiūri, ką aš čia darau. O tu pabandyk praskenuoti, ar tai yra fėjų planeta, ar tai yra Žemė tiesiog kitoj dimensijoj. Ateina Žemė kitoj dimensijoj. Aukštesnė dimensija, ne, mūsų dabartinės Žemės. Taip. Nu va, kaip. Ir dėl to tos fėjukės, mūsų tos Žemės fėjukės tokios turbūt ir nedrąsios. Taip. Nes nepratusios matyti. Tu gali su jomis pasisveikinti. Nusiųsk jom burbuliukų, pasakyk, kad tu kosminė būtybė.
eini per meilę ir šviesą, kad joms nereik tavęs bijot. Aš matau jas ir atrodo šalia gėlių žiedai net išsiskleidžia tokia rūžavė. Visokių tokių pastelinės tokios yra ir ryškesnių ir švelnesnių spalvų. Va, kaip gražu. Bet tokie dideli labai žiedai. Aha. Nu, taip. Taip ir turėtų turbūt būti, ar ne? Aš manau, kad gėlės turėtų būti didesniais žiedais, negu dabar yra. Labai dideli žiedai yra iš tikrųjų. Dabar aš matau ir kvapas jų yra visai kitas, negu mes be kvapės gėlės turime. Taip. Čia labai kvepia. Tas vėjas džiaugiasi, kad aš čia apžiūrinėjau. Pasididžiavimas jam turbūt. O apžiūrėk augalus, medžius, ar nėra irgi žymiai didesni negu pas mus? Labai didelė. Va. Aš matau, kad tarp tų tarpeklių aš toj prie didelio kamieną, toks kaip kamienas. Tas medis atrodo kaip į dangų jisai eitų. Tai va. Pabandom tokį dalyką, praskenuok orą. Praskenuok oro kokybę. Ar nėra, pavyzdžiui, ten labai daug deguonės, žymiai daugiau deguonės palyginti su mūsų plotme? Man iš karto atėjo jausmas, kad kai mes kvėpuojamės tuo pačiu ir maitinamės čia šitoj dimensijai. Nu va, tai čia turbūt net valgyti nereikia, ne? Mes taip galim kvėpuoti ir egzistuoti. Aha, o nuskenuok kelinta čia dimensija Žemėje. Atėjo man 5. Oho, kiek nedaug skiriamės. Man jausmas toksai ateina, kad mes kaip ir gyvenime senai šitoj dimensijoje buvę. Taip. Mes buvom joje ir man vis jau 3 kartą eina žodis drakonai. Ir drakonai gyveno tada? Taip. Aha. O dar užklausiu klausimą, prieš kiek metų mes gyvenom šioj dimensijai? Prieš 2000 man atėjo. Tai prieš visą tą skaičiavimą, čia nėra labai senai. Turbūt čia, kai sakė, kad čia urviniai kažkokie gyveno, ten turbūt net ne mes kaip žmonės buvom, ten gal net visai kita rūšis, kažkas kito. Mes gal buvom kitoj dimensijai. Ar gali tai būti? Taip. Taip, ir mes paskui nusileidom, mes nukritom į žemesnę dimensiją ir manifestavomės, ne, kaip tokios būtybės žmonės. Apgauliai mes nesame iš kažkokių tenai, kaip sako, kad beždžionių, mes atvirkščiai buvom aukštesniai. Taip, mes nukritom iki jų lygio. Bet pažiūrėk, ar mūsų kūnai yra, vis tiek nėra su beždžionės kažkokiu tuo genu padaryti. Ne, aš matau, kad mes tokie raumenų daugiau turim. Bet toj dimensijai, ne? O šioj dimensijai, 3 dimensijai? Nu, ta 3, 4. Man tokie pilki, suvargę, susiraukšlėję, be energijos tokie. Nesam sveiki fiziniai kūnai. Ne, visiškai nesam mes. Toli gražu nuo potencialo savo kokio galėtų. Mūsų akis, plaukai, viskas visai kitaip atrodo, negu kad mes ten anoje dimensijoje buvom. Mes ten aukštesni buvom. Taip, raumeningesni. Raumeningesni, tokie tvirti. Taip. Ir tokie labai savimi pasitikintys. Mes labai daug ką nuveikdavome su gamta. Nereikėjo jokio transporto, bėgte turbūt galėdavom nubėgti, arba gal net teleportuotis, nežinau. Man vis ateina ir aš matau vaizdą, kad čianai su tokiais kaip drakonais skraidoma. Aha, tai dabar nulėkim iki tų drakonų, pasižvalgysim, kaip
Čia kaip atrodo tie drakonai, su sparnais, ane? Taip, Arba. O jų oda, apžiūrėk jų odą, ar jinai su kaip žvyneliais. žvyneliai tokie ir tokie šviesus. Aha. Aš turėjau savo drakoną. Susirask savo drakoną, pasišauk jį. Jisai yra dabar prie manęs. Va, Pasilgęs. eina savo. Kokios jis spalvos, kaip jis atrodo? Man atėjo, kad mano šuniukas, kurį aš dabar turiu, man jau prieš tai buvo meilė, aš kai savo šuniuką glostydavau. Man vis išeidavo karts nuo karto vaizdas drakono. Ir jisai kažkokia Ir jo jisai dalis į tą čia šuniuką yra. įėjęs. Taip, mano šuniukas dabartiniai mano drakonas dabartiniai reinkarnacija yra šuniukas. Eina savo. Nerealiai. Jisai visada su manim visur eina. Aha. Aš matau, jisai buvęs žuvytė. Jis dabar yra šuniukas, jis buvo katinas. Bet Nepakartojama. toje nuoj dimensijai jisai buvo mano drakonas. Aš jį dabar apskabinau. Ar jisai yra šiaip drakonas, ar jisai koks nors yra tavo gidas, palydovas, tau artima siela, kuri tik tais įsikūnija į kažkokį tokį kūną, pavyzdžiui, drakoną. Jisai man visur padeda. Jis mane kaip apsaugo visur. Bet pažiūrėk, ar jisai šiaip yra drakonas kaip būtybė, ar jisai yra kažkokia kita būtybė įsirinkarnavus kaip drakonas, kad būtų su tavim toj dimensijai. O čia, pavyzdžiui, 3D pasirodo kaip gyvūnėlis kažkoks. Tiesiog gali jo klausti. Ateina pirmas, kad jisai yra mano drakonas. Drakonas Toj jis ir yra. dimensijoj, kur aš esu dabar, kur aš matau visas tas gėlės, ten nereikėjo mum kovoti. Taip. Ten viskas harmonija. Taip. Ten mes tiesiog visi gyvenam. Taip. Bet čia šitoj dimensijoj jisai ateina va kaip kad kitas. Jisai visada su manim kartu yra. Jisai tave pasivėjo, pas tave atlėkė. Kaip kažkokia būtybė, kažkoks gyvūnėlis. Kokiu tai gali būti pavidalu tuo metu. Taip. Nu, nuostabu. Gali paklausti jo vardo. Ar jis turi vardą? Maura atėjo. Maura? Maur. Atėjo. Ai, Maur. Tai va, galėsi jį pasikviesti. Kokios spalvos tavo drakonas? Šviesas žveniukai, jisai šviesus yra. Tiesiog šviesus toks kaip baltas šviesus. Balkšvai. Jisai toksai, žinai, kaip pasyvis tokių labai švelnių spalvų, tame baltų. Nėra taip, kad jisai baltas būtų. Aha, perlamutras toks. Bet toks jame yra biškiukas. toksai kaip ir žalio, ir kaip tas vanduo panašiai, kad buvo taip. Tai vat jo, va tokia jo spalva yra. Jis džiaugiasi, matau. Seniai Taip matė. gera. Nuostabu. Gali praskenuoti, ar visos šviesios būtybės turi savo drakonus, ar tik tais tam tikrus, kurie mes, pavyzdžiui, čia žemėje. Pavyzdžiui, kas eina į telepatiją, galim tiesiog tą grupę praskenuoti. Visi turi savo. Ir Visi iki vieno. Kad visus lydi juos per kitas reinkarnacijas. Eina savo. Per kitus kūnus ateina, jie visada yra šalia. Ir man ateina, kad, pavyzdžiui, mano šuniukas, tai čia jisai labai mano vyresnę dukrytę saugo. Ir iš tikrųjų yra, kad atrodo kaip tas šuniukas, kaip sako, pasirenka, ar ne, vieną. Bet jisai yra, kaip pasakyti, mano drakonas, bet jisai saugo mano vaiką. Daugiau saugo. Nes
į jį yra silpnesnė, Mhm. negu mes visi šeimos nariai jautresni. Aha. Taip, Ir taip. jis ją saugo, kaip Aha. padeda man, kaip mamai, Nu, kaip labai, įdomiai. labai įdomiai. Klausyk, pasikviesk ir mane į erdvę. Vaje, tu aš irgi noriu kaip ką pažiūrėti. Kaip aš galiu pasikviesti. Na, bet aš dabar su tavim vis tiek keliauju. Aš esu plazminis drugelis. Tu gali mane kaip tavo vedlę šioj telepatijai pasikvies, kad ir aš ateičiau į erdvę. Su Aš savo dabar, eteriniu mes kūnu. esam prie medžio, aš jau tave matau, tu šviesiesi. Kaip tu mane matai? Gali mesti į mane smūgį, patikrink, ar ten nėra holograma. Mm, Nėra holograma. Ne, ir Gerai. aš matau drugelį. Nu, aš matau, kaip įdomiai. Nu, Atrodo, noriu matyti drugelį, bet matau, kaip šviesia, ar ne, kaip žmogų, bet su drugelio kaip sparnais, kaip įdomiai. Aha, kažkaip taip turėtų būti. Gali mane dabar priliesti pirštų ir tiesiog nuskenuoti pagal vibraciją, pagal DNR, pavyzdžiui, tiesiog iš mano balso, žinai, viso to tono, mano balso vibracijos pasižiūrėti, ar atitinka energetiką. Labai švelni. Tave apeina apžiūri. Taip įdomiai. Tavo sparnai tokie kaip permatomi atrodo. Na, kažkaip, jo, kažkaip taip. Ai, visi biškiukai Jie kažkaip mato. šviesus. Oho, kas Jie mėlynai šviesūs. žalia, kas žalia mane mato, kas dar kokį rožinę. Šviesiai. Matau, aš visą šviesę. Ir plaukai šviesus. Va, kaip įdomiai. Mhm. Tai va, nes aš irgi noriu patyrinėti tą temą, tai jau, kad pasikvietė, atėjau, nes buvau praeitoj hipnozėje irgi atradom tokį žalią drakoną. Ale mano draugas turi būti. Tas drakonas. Ir man irgi labai yra įdomu jį patyrinėti. Tu turi irgi drakoną. Jo, pasikviečiamės jį. Irgi matau, dar prieš tau pasakant, aš irgi pamačiau žalią. Ir mano drakonas džiaugiasi. Paklausk mano drakono vardo, man įdomu, ką tu pasakys. Kai pasakei vardą, man pirmiausiai atėjo to mano drakono Maurtas vardas. Nes man pačiai labai keista nauja. Jis ten labai irgi tokį keistą vardą pasakė, jisai pasivadino genijum. O man ateina kaip Zan kažkaip, tai Zan. Gal dėl to, Zan. kad Zanru esi girdėjus, bet aš nežinau. Gal ne. Nemanau, kad esu girdėjus Zanru. Ne, Zanru čia yra. Ne, čia kitas. Jo, ir aš irgi, žinok, turėjau irgi šuniuką ir tarp manęs ir to šuniuko buvo labai didelis ryšys ir paskui ten iškeliavo tas šuniukas, mirė. Ir ateidavo mane irgi lankyti ir man įdomu, ar tas drakonas negalėjo irgi būti mano šuniukas, bet labai įdomi tematika. Dabar man antrą kartą irgi ateina Zan. Nors kai pasakei Zanru, aš atsimenu iš Alinos Ringutės. Bet čia yra ne Zanru. Čia ne. Nes aš apie jį visai net pamiršus buvau. Čia tikrai ne Zanru. Zan kažkoks. Ne Zan. Dar reikės išsiaiškinti. Bet gal aš nemoku čia nuskaityti informacijos, nes pirmą kartą tai darau. Taip negalvok. Viską tu moki. Viską gerai. Tiesiog kiekvienam žmogui labai skirtingai ateina informacija. Bet vis tiek pamatė jį žalią. Bet jūs dabar vienas prie kito, taip pat aš matau, taip atrodo, kaip tu abiem rankom paėmus jam, kaip už snukučio.
Ir pasiilgę vienas kitą. Mes visi turime tuos savo drakonus Bet vadinamus. aš tau pasakysiu, su praeita telepatija jau jinai lygiai tą patį pamatė, kad tu dabar. Kad apsikabinus už snukį ir prilipus prie žando. Taip, tu abiem rankom paėmus ir tu laikai ir atrodo nenori net paleisti. O aš stoviu šalia, žiūriu ir dabar matau savo drakoną, kad irgi toks kaip žiūrim dviese, kas čia vyksta taip gražiai. Ir kitos fėjos aplinkui, visi žiūri aplinkui, džiaugiasi labai. Kaip smagu. Paklausk tu, ar jis nebuvo mano šuniukas. Irgi man įdomu. Man iš karto atėjo buvo. Va. Bet jisai, paklausk, nebesireinkarnuoja? Atėjo, kad reinkarnuosis. Kada? Jis visada šalia tavęs. Paklausk jo, kada jis planuoja reinkarnuotis. Atėjo kažkaip tai du skaičius. Tas 2, ar čia 2 metai ir 2 mėnesiai. Nežinau. 2 atėjo. Bet jisai mane susiras, ne? Aš pajusiu. Gerai, nes aš kažkaip jaučiau, kad gali reinkarnuotis, ir biščiuką pergyvenau, galvoju, kaip man čia dabar susirasti, reikia stralelę. Viskas ateis savaime. Jisai sako, kad jis visada šalia yra. Man kaip šiurpas per kūną. Čia labai kieta informacija, labai. O čia reikės jį patyrinėti, aš jau norėsiu jį išsiklausinėti, kaip jis čia ateis, kokiu pavidalu ir tralelę. Ruoštis man reikia. Sakė paleisti, jis ateis, kaip jisai ateis. Gerai. Jis žino, kad tu jo pasiilgus. Gerai. Dėl to jūs abudu taip vienas į kitą. Per tos laikai žandus atrodo, kaip jis tau net energijos duoda. Tau taip gera yra. Jo, man po jo to atradimo labai tokia stabili jaučiuos po to. Žymiai stabilesnė. Jisai visada, nesvarbu kur, kad ir mes nematom fiziniai, šitoj dimensijai gyvenam, jis visą laiką yra šalia. Ir mano lygiai taip pat drakonas. Tai palydovai mūsų kažkokie sielų, ne? Čia informacijos. O ką šiaip dar drakonai veikia? Galim drakonus patyrinėti. Ką jie šiaip dar veikia? Be to, kad su mumis keliauja ir jie turi kažkokių savybių, kažkokių galių, kažkokių gebėjimų jiems specifiškų, pavyzdžiui, savo gali nuskenuoti. Man iš karto toksai, kaip aš matau, kad jie kaip skraido, kaip kad mūsų pagalbininkai yra kasdieniniai būty, kaip kasdieniniam gyvenime, nors mes turim patys labai daug savyje tos stiprybės, mes visai kitokie tenai esame. Ir jie labai kažkaip ir ta gamta su tais medžiais, jie labai stiprų ryšį turi. Jie tiesiog lygiai tokios pat būtybės, kaip pasakyti, tik tai kitokios gyvenančios to žemėje. Tik jie labai draugiški, labai draugiški ir jie su visom būtybėm yra kartu, nes ten nematau, kad kažkokie pavojai man būtų ar kažkas, tai mums nereikia kaip kad apsaugos, mes tiesiog visi gyvename, visokios būtybės. Dar man labai yra įdomu paklausti, kada mes su tais drakonais visi taip susiporavom, ar kai nusileidom į žemę ir kažkaip automatiškai ryšį pajutom, ar dar prieš atėjimą į žemę? Prieš atėjimą į žemę, kitoj dimensijoje, jie vėl kitaip buvo su mumis. O kada čia dar, kai... Kitose kūnuose.
Nu, bet kaip Žemės pasakyti, planetoje, kad ir kitoj dimensijoj, ar visai dar kažkur kitur kosmose? ateina Žemės dimensijoje, Mhm. bet dar aukštesniai, man 10 eina, 12, aš dabar skaičiai. Taip. Bet jie ten buvo ne drakonai, pavyzdžiui, jie galėjo būti kažkom tai kitom būtybėm. Praskenuokim pavyzdžiui, ar galėjo būti tokiu pavidalu kaip mes, arba kažkokie kiti gyvūnėliai, ar Man tiesiog atėjo, šviesos kūnas. kad galėjo būti ir kristalai tokie labai dideli. O, kaip įdomiai. Nu jau čia jo. Gali patikrinti, ar čia ta informacija, kad tas drakonas iš tiesų, vat, kristalas yra kažkokia kaip būtybė kristalinė, pasivertus, va, tiesiog į drakono formą. Kažkaip taip labai įdomiai jie tokie buvo. Tas, kaip atrodo, kad kristalas, bet iš jo tokia energija eina stipri. Mhm. Labai tokia stipri energija, man taip net nesuvokiama yra. Nu taip, labai aukšti dažniai. Mes dar tokių nesugebam išjausti. Aš matau tokius didelius, kaip ten tokia atrodo, kaip labai kažkaip įdomiai. Kažkodėl tai matau tokius kaip didelius labai kristalus. Man vis tie kristalai kažkodėl ateina. Tai gali būti, žinok, gali būti. Gerai tada. Net nežinau, galim paprašyti tų mūsų drakonų perduoti kokios nors informacijos, burbuliukų ir panašiai. Mes skraidom, aš matau, kaip mes abi kartu skraidom su jais. O kur mes skraidom? Tiesiog jie mums rodo. Planetą? Kaip čia gera, kaip gražu, kad pamatytumėm. Nors mes realiai galim ir pačios be jų pagalbos tai daryti. Nu, su jais smagiau, kad Taip. Pasiilgę. Taip. Bet taip aš tiesiog jaučiu, kad mes galime ir be jų tai daryti, bet mes darome su jais. Gal jie irgi kažkokį augimą patiria iš viso to bendravimo, viso to energijų ryšio. mainai iš karto. Mes energijų pasidaliname energiją. Energija ir informacija, ar tiesiog kažkokia energija? Energija ir informacija pasidalinama. Tiesiog tokia labai harmonija, balansas toks labai jaučiasi. Labai gražu. Harmoninga, taip. Labai gražu. O pasižiūrėkim, gal mes, kokios mūsų yra tos galimybės pakilti į tą 5. dimensiją. Ar pavyzdžiui, aš, kaip dabar keliaujam šitu keliu, gilinamės į telepatiją, pradedam tvarkyti savo gyvenimą, sveikiau maitintis. Kaip pas mus atrodo tas kelias iki tos 5. dimensijos? Man iš karto matau, kad mes galime, kiekvienas iš mūsų tai ir mes galime labai tai greitai padaryti. Viskas priklauso nuo kasdieninių pasirinkimų ir su savim, savo tikėjimu, tas vidinis tikėjimas. Ir savo širdies klausimo. Taip. Nes jeigu mes darom pagal tai, kaip mums sako, arba mes norim kažkam įtikti, žiūrim kitų nuomonės, mes nepasieksim dar ilgai. Mes turime patys per savo širdį, pasitikėjimą, per tą lengvumą, paprastumą visame kame. Gyvenimo būdas, mitybos pasirinkimas. Mums daug valgyti nereikia, mes turim daugiau judėti.
daugiau būti su šios dimensijos gamta susirišę. Taip. Tada mes galime pereiti tenai žymiai greičiau. Jei mes tų pasirinkimų nedarysime, dar ateina tūkstančiais metų galim būti čia. Taip. Bet turi būti kolektyviškai. Kolektyviškai, tai tiesiog susiburti reikėtų, ar nereikėtų susiburti. Taip. Kad ir fizinėje erdvėje susibūrus, gal pavyzdžiui gyvent gamtoj. Ir man ateina, kad gaubtas, kurį aš praeitą kartą mačiau, tas gaubtas yra ne kažkieno uždėtas, jis yra nuo mūsų energijų. Dabartinių, ką mes iš savęs atiduodame, jis yra susidaręs. Eina savo. Kai mes keisimės patys, kai iš mūsų išeis aukštesnė vibracija, mes tada pakeisim ir gaubto energiją. Ir tada mes nebetrauksime tiek prie savo žemės interferentų ir tos tamsos. Dabar mes traukiame, ką iš savęs išskleidžiam. Taip, puikiai, šaunuolė. Vilkius, viską. Taip, aš tą patį, žinok, išjaučiu su tavim kartu. Lygiai tą patį. Mane taip energijos eina. Aš ir čia susijungus irgi lygiai tą patį matau, lygiai tą patį jaučiu, man viskas rezonuoja. Jo, kad čia mūsų tokia evoliucija, mums reikia, kaip ir sako, valomės parazitus. Bet ta prasme, jeigu mes toliau darysim, toliau teršim organizmą, kad tie parazitai galėtų ten gyventi, jie ir toliau atsiras. Kai mes pasieksim kažkokį tą vibracinį lygį, švaros lygį, kuriame parazitai negali išgyventi, jie ir nebesikabins. Tai čia lygiai. Net mintis ir tos yra parazitinės. Taip, ir tų virusas. Taip. Bet pavyzdžiui, pažiūrėk, jeigu mes persikeltume gyventi į gamtą, užsiimtume sodininkystę, visokį augintume augalus, vaisius, daržovės, padeda, ne, visą tam ryšį su gamta. Padeda ir man atėjo, kad mes ten, kas yra 5 dimensijai, tarkim, sakykim, 100, o mes čia pajaučiam tik 2 ateina skaičius. Tas lygis. Aha. Tos gamtos čia, nes gamta irgi visa yra pažeista ir nebėra ryšio su žmogumi. Mes atėję į gamtą, man ir anoje aš mačiau labai gerai hipnozijai, mes atėję į gamtą, mes važiuojam, tarkim, pasivaikščioti su intencija, pasikrausiu energijos. Mes turim atėję į gamtą duoti energijos, gamtai lygiai. Taip kaip su drakonų mainai vyksta, taip, ką mačiau, mes turim taip pat duoti atgal. Mes negalime tik nuėję imti iš gamtos. Netgi buvimas joje mes turime jai atiduoti, ne tik pasimti. Kaip mes galim jai duoti energijos? Iš savęs, išvibruoti tą dėkingumą, tą, kad pasigrožėjimą ją. Matau, kad ir ant tos pačios žolės pagulėti, bet tu iš savęs turi išjausti davimą, padėką, tą džiaugsmą, bet neatėjau, kad pasikrauti energijos. Važiuoju į mišką pasivaikščiot, kad atsigauti. Taip mes atsigaunam, bet mes, kada matau, gamta yra sustingusi, nenori irgi duoti. Nes žmonės kolektyviškai tik ima atvažiavę į gamtą. Aš nekalbu apie šakelių skynimą, uogų, grybų rinkimą. Ir tai jau čia dar kitaip, mes ateinam kaip šeimininkai ir pasiemam, ką mums reikia, nors mes to negalim daryti, mes turime atsiklausti. Taip. Bet turime atėję į gamtą duoti savo energijos, savo dalelės, turi būti mainai. Kaip ir mes vienas su kitu bendraujam. Mes neimam tik vienas iš kito. Mes turim ir duoti to dėmesio, išklausimo. Tai čia tas pats, tik tai kitam. Ir tas pats yra vanduo. O dabar matau ežerą. Mes irgi atėję turim jo pasidžiaugti.
nes Taip. tada pasikeičia energijų dažniai visai. Atrodo viskas, vat ir šviečia energetiškai. Ta tokia baltai žalia, mėlyna, rūžava spalvos. Pasikeičia energijų dažniai. Mhm. Tai yra arčiau tos 5 dimensijos. Va tai ir yra perėjimas į 5 dimensiją. Nu va. Mes vieni kitais, kaip pasakyti, mes vienas kitą papildome, o dabar mes vienas kitą tik nusiurbėm. Taip, aš Skaitant gamtą. visiškai pritariu. Reikia meilę, dėkingumą jausti. Pagarbą labai didelę viskam, kas yra aplinkui, kiekvienai gyvai būtybei. Mes tik tai, vat atėjo man, kad mes tai darome, vėl ten 1% atėjo skaičius, kad mes tai truputėlį prisiliečiam prie to jausmo su gyvūnais, Aha, kai būname. aha. Bet mes pamirštame, kad mums reikia tai elgtis ne tik tai su savo mylimais žmonėmis, kuriuos mes mylim ir kurie mums yra artimi. Mes iš tikrųjų turime, aš matau, ir kaimynas, ir pikta ten kažkokia gal teta, ar man kažkoks dėdė. Jam, aišku, jisai ten pilnas tų interferentų, jį sunku mylėti, sunku jam ten duoti, kai jisai pykčio pilnas yra. Bet jam tiesiog nusiųsti ir palikti jį, jis turi per savo pereiti. Taip, taip. Bet man to pačiu ateina, kad mes turime būtinai nebijoti priminti visiems šito jausmo. Nes Patys mes rodydami bijom pavyzdį, būti ane? kitokie. Mes Taip, bijom būti kitokie, kad mūsų gali būti nesupras. Bet žmonės yra to pasilgę, jie jau jaučia, kad visa tai, kas dabar yra, kokioj mes gyvename kasdienybėj, visa tai yra, visi jaučia viduj giliai širdie, kad tai yra dirbtina, ne to mums reikia. taip, taip. Jo, mes turim tapti pavyzdžių tuo žibintu tamsoje. Ir nebijoti, taip kaip mes darom čia, vat, kardus išsitraukiam, darom kažką, nukirtinėjam, išsakom savo valią, tai mes lygiai taip pat turim nebijoti. Taip. Man net atėjo Sakyti, toksai sakyti. vaizdelis, kaip pavyzdžiui, religingi žmonės. Irgi, va, pavyzdžiui, jie viską daro savai pagal savo religiją ir jie nieko nesijaudina, ką kitas pagalvos, kavinėje atsisėda, ten prie stalo persižegnoja ir panašiai. Tai mes galbūt netgi taip pat turėtume elgtis, vat, išėję į gamtą, šalia kitų žmonių, vat, parodyti, kaip mes padėkojam gamtai už tai, kad jinai leido pasidžiaugti jos būtim, jos energiją. Ir vat kažkokį irgi vat tokį vat. Taip. Tiesiog rodyti kaip pavyzdį. Man dabar išjutau, ką sakai, iš karto pajutau. Pavyzdžiui, tas nusišypsojimas vienas kitam kaviniai. Aha. Netgi perduodi aukštos vibracijos dažnį. Wow. Tu pakeiti viską aplinkui save. Tai dažniau šypsotis. Ir netgi tu sėdėdamas kaviniai, mes to nematom, bet aš dabar labai gerai matau. Jeigu tu ten esi susirūpinęs, kažką stebi, ten kažką apžiūrinėji, kažką galbūt kritikuoji, visa aplinka kaip apsinuodija, kaip virusas. Nes mes tokiam gyvename dabar, labai gerai matau, jaučiu. Bet jeigu tu jaučiasi, ane? Bet jeigu tu atėjai su, tu net nebūtinai gali šypsotis, tiesiog viduje atėjai su tuo lengvumu ir tu atėjai su to tokiu padėka, viduj tokį iš savęs išjauti tą padėką, džiaugsmą. Viskas aplinkui vėl transformuojasi. Jie jaučia, mes dabar jau jaučiam labai vienas kitą. Jau nebėra, kad tik tai ką matome, bet ką jaučiame. Mes jau kitoje dimensijoje, tai vat jau per jausmą daug kas eina. Ir tas, kad ką mes iš savęs išvibruojame, labai veikia net pačius pikčiausius žmonės.
Jiems duodam tokią kaip kibirkštėlę tos šviesos, tokią kaip sėklytę pasėjai. Taip, taip. Labai čia gražiai viską analizuoja. Labai viskas rezonuoja, viskas teisybė. Dar Ir man, kažkas bet atplaukia. aš matau vėl, vat, ir tos fėjos ir tie, taip džiaugiasi jie ten iš tikrųjų vienas kitu. Mes ten tos drakonus savo apžiūrinėjam, va ten glostom, džiaugiamės, tos kitos būtybės džiaugiasi, kad mes vienas kitam atiduodam tą energiją tokią aukštą, tą tokią gerą labai. Oi, kaip gražu. Aišku, čia dar pasimokyti dar reikia irgi negailėti irgi duoti, nes mes tokie labai, nežinau, gal jaučiamės išnaudoti, kad labai taip norim imti ir imti. Ir mažai duoti, gal kažkas irgi tokio, bet reikės, nulaužti reikės jau šitą programą. Mes galim kiekvieną dieną mintimis nulaužti tą imti. Mes galime kaip tai padaryti? Man ateina, kad mintimis, kad vien tik tai, kai ateina žodis imti, toks viduje išjūti, kad man reikia pasimti, mes esame nuo minties, mes esame šeimininkai, mes galime iš karto pagavę tą mintį pakeisti, transformuoti, įduoti. O galima, pavyzdžiui, jeigu norim paimti, tai tiesiog savo priminti, kad tada nepamiršk ir duoti. Taip. Kad imi ir tada kažką ir duok už tą gerą ėmimą. Tu gali tiesiog išjausti tą davimą. Nebūtinai mums fiziškai reikia kažką duoti. Mums reikia tiesiog išjausti viduje. Taip. Kažkokį padėką tada tokią energetinę pagarbą. Labai svarbu pagarba. Taip. Pagarba ir džiaugsmas. Ir tada gaunasi, kad kitas žmogus, kita būtybė iš karto jaučia tą pagarbą, tą padėką, pagarbą, tą dėkingumą. Tai ta pati ir meilė, tai čia ir yra meilės davimas. Taip, tikrai. Aplinkai. Nu gerai, patikrinam dar, labai čia gražiai analizuojam. Patikrinkim dar, prisitaikę visus šitus dalykus, tą įmimą, davimą, ryšį su gamta, dėkingumą, bendradarbiavimą, šviesos skleidimą. Kada mes galėtume pereiti tą 5. dimensiją? Ir tai būtų ateinančiam gyvenime, ateinančiai reinkarnacijai, ir tai yra tokia galimybė. Nes aš kažkaip manau, kad šioje reinkarnacijoje nelabai kažką čia jau pavyktų, ne? Reikia turbūt iš naujo reinkarnuotis į aukštesnę plotmę. Man ateina, kad mes, jeigu tai darysime natūraliai, pereisime į tą, ne kad dirbtinai, tarkim, dabar aš čia iš baimės, dabar tik tai dėkosiu, būsiu geras, kad tik tai kitoj dimensijai ten galėčiau kažką tai daryti daugiau, skraidyti, ar ne? Jeigu mes tai darysim, viskas priklauso nuo pačių, jeigu tai darysim, tai gali būti greitai, tu gali kitoj reinkarnacijai papulti tai. Bet jeigu tai bus nenatūraliai, gali man dar eina dar 1000 žodis. Gali vis eit per tas. Viskas priklauso labai nuo pačio ir svarbiausiai nuo savo tikėjimo, to ką aš galiu, kad viskas nuo pačio viduj suvokimo, kas esu toksai. Puikiai, tai čia viskas ir yra aišku. Viskas. Labai aišku. Gerai, dar nori kažką pažiūrėti, turi energijos, ar jau baiginėkim, nes jau virš valandos. Turiu dar energijos, bet galim baiginėti, kad paskui nebūtų. Paskui nebūtų visai jau, oi. Labai gerai, valanda praėjo. Jau daugiau negu valanda. Aš vis dar mus matau ir aš save matau su tuo drakonu. Atrodo, nenoriu aš iš ten eiti. Žinau, tai ir aš nenoriu. Mes bet kada galim ateiti, atėjo man.
Taip, mes ten galime vis tiek kažkoks kūnas gali ir likti, arba tas drakonas gali kartu su mumis skristi. Bet aš manau, Ir kad va juk tenai reikia. mes irgi, mes vieni iš kitų neimam. Duoda, mes ten viską tiesiog net taip natūraliai, kad mes to net nesuvokiam. Taip, čia tiesiog tokia Iš norma. mūsų išeina toks, taip viskas natūraliai, bet aš pajutau, kad mes ir dabartiniai dimensijai būname toj būsenai. Nėra, kad tik tai tenai tu tai jauti. Nu taip, jau mes Ir čia ypač čia būdinamės ar šiaip šviesų žmonės, tai jie yra tie davėjai. Jie tikrai moka ir duoti, ne tik imti. Tai aš manau, aš irgi būdama gamtoje, jeigu sąmoningai būnu, tai kaip pasakoju, aš tiesiog irgi save mačiau, nes aš išreiškiu pagarbą tai gamtai. Ir tada aš irgi pajaučiu tą jos gyvybę. Ir jūrai, kai leidžia jinai savyje išsimaudyti, ir medžiai, ir visa kita. Tai pagalvojau, nu va. Ir man dabar toksai atėjo, klausau, Emilė, ir man atėjo, kad mes netgi net nereikia į tą taip gamtoj, taip būtinai, bet netgi, kai išeini, kad ir tą parduotuvę, tarkim, čia, kur gyveni pats aplink save, tas išskleidimas iš savęs, tos būsenos, to tokio dėkingumo, džiaugsmo, krūmelis, lapelis, gėlytė, kur aplinkui yra šalia, kaimynas, nesvarbu kas, mes tą išjausdami, iš mūsų, taip atrodo, kaip į vandenį lašeliai lašinai ir toksai, žinai, ratelis pasiskleidžia. Toksai, toks tas ratelis ir išsiskleidžia, taip? Taip. Tai ta visa energija aplinkui mumis, jinai ir išsiskleidžia, jinai taip pat ir pasidalina į aplinką. Ir žmonės nesupranta, kas čia, aš matau netgi, kas čia yra kažkoks toks geras jausmas, taip lengva, gera. Bet jeigu mes kiekvienas tai darytumėm, mes visai kitaip gyventumėm. Taip pradėsime dabar daryti, pradėsime mūsų grupės, tuoj čia visiems šeimos nariams bus papasakota, visi draugai tuoj sužinos ir tuoj pradėsim dalintis ir skleisti. Pamėtom tada tą žinią, tų burbuliukų, numeskime visiems žmonėms žemėje. Tegul jie gaudo, tegul integruojasi ir tegul pradeda taikyti šitus principus 5 dimensijos. Ypač kas nori, kas dirba ir kas nori. Paskui vis tiek galėt perėti 5 dimensiją, tai tegul jie mokosi. Kilkim visi kartu aukštyn. Aš net matau, kad mes čia dabar tai darydamas jau nuo mūsų toksai kaip būm, atrodo, išsidalino tą energiją visur. Nuostabu. Man aš jau irgi čia ir drebu ir man jau nuotaika tokia gera. Oi, labai gražu. Bet gerai, jau keliaukim regeneruotis, kur nors galim kokį džakuzį, kokį šaltinėlį, kur atsiregeneruosim kiekvieną savo. Skrendam, padėkojam tiem ir drakonam, jeigu jie nori, gali drakonai su mumis kartu jau nebepaliks, man atrodo, mūsų. Sako, viskas pagavau, nebepaliksiu. Mes abi apsikabinam. Labai, labai geros energijos, nuostabi informacija. Tai gera. Gerai, viskas, keliaujam regeneruotis ir baiginėsim. Nukeliavom? Taip. Kur tu patekai? Prie vandens. Gerai. Aš prie vandens. Gerai, tai ir regeneruokis. Regeneruokis tenais. Gulėk, tavo kažkoks kūnas ten gali ir likti. Pildytis energijos. Mes grįžtam į žemę. Iš kur atėjom? Išjung visus langus, visus matytus vaizdus, visą informaciją, atkabini nuo savęs. Atsijungi
nuo visko, ką matėjai, atsijungi ir grįžti į savo fizinį kūną. 3, 2, 1. Atmerki